Labas visi bičiuliai, šio nuostabio žiemiško dieno, -17 yra pats laiks ir pats tas oras pasakoti apie vasaros aksesoriko. Ir būtent ruoštis vasaros žvejybą. Tai neišimtis ir aš šiandien pasakos būtent apie vieną iš savo spiningėlių, kurį jau naudoju gerus metus. Ir galbūt šitas variantas kam nors, kur nors suais ir galbūt užsimanęs įsitraukti savo norimų įsigyti spiningų sąrašiuko. Taigi, GTX Graphite Technology. Vėl. Užlinkims tik kosmės. Varom, tai ką žino. Bet tą pač turi galios gerai sulaikyti. Jo, nu jie. 40 plius buvo tas. O čia tai tragedijos mas nenusakom. Jo, gaila, špyga taukuota, labai gaila. Taigi, bičiuliai, pradėsim pasakojimo apie GTech, parašys viso pavadinimo tiksliau, Graphite Technologies, ir šitas pasakojimas bus truputėlį su intencijai pristatyto kompanijo, nes jos Lietuvoje visiškai nėra. Europoje turbūt aš buvau vienas pirmųjų, kuris įsigyja kokį tai produktą iš tos kompanijos. Tai kaip jau ne vien žinot, iš jūsų man visada traukia ir yra potrauks į to tokį ekskliuzyvo, kartais jisai ir nėra pats pačiaus, bet išbandyti ką tai nauja, kad galėčiau jums papasakoti, aš visada linkęs, ir tai yra ne tik tai tam, kad jums parodyt, bet ir tam, kad man ateitų supratims apie tam tikras technologijos sprendimus, sakykime, tiek spiningų srity, tiek kitose, sakykime. Tai žodžiu, GTX kompanijai labai šviežiai susikurs sąlyginai, bet Tomo Šimazo, užrašysiu tiksliai vardo, nes truputėlį tarsi gali skirtis, tikrai nėra naujoks, jisai labai ilgo laiko dirba ir kūrė fishing ir Abu Garsijos būtent kūrimą visos procesos spiningėlių apie 20 metų. Savo to kompanijo įkūręs, aš manau, jau kai spiningus rodė 2023 metais. Galiu klyst. Bet prieš tai ta kompanija irgi egzistavo, nežinau, kuo jinai užsiiminėja, bet, sakykime, viešoje erdvėje aš jau rasdavo. Taigi, vardinsiu jį taip Tomo, aš seku jau pakankamai senai, nes Japonijos rinkai daromi Abu Garsijos spiningėliai tikrai įdomus yra. Kas esat susidūrę, tikrai nesumeluosit ir jūs, turi savo tokį specifinį bruožą, kuris tikrai užkabin. Tai iš tą nusekiau aš to žmogų, ir kai jisai pradėjo gaminti savo spiningus, labai užsimaniau įsigyti pirmai. Ir pirmieji pas jį būtent ir buvo vienas spininginis ir kastinginė. Kastinginė buvo skirti su intencijai, kad jūs užmetė kažkur tarp žolynų, akmenynų, būtent jūros priekrantės zonose, nuo krantą iš laivą, jūs pravedinėdami labai gerai jaustumėt ir dugną, ir patį kibimą. Kaip bebūtų keist,
japonai taip stipriai nežvėjoja tokiais būdais. Taip, jie žvėjoja labai trumpojom atstom, ten prie priekrantės pametė, bet tolim atstumais su tais patraukimais ir kad spinningas būtų labai jautars. Ir, sakykime, turėtų galios ir būtų tuo pačiu labai lengvas, toks universalesnis, mažai tokių yra, reikia tai pripažinti. Ir kai jisai parodė tuos pirmus savo produktus, tikrai labai užsimanė, pabandžiau patsai nusipirkti, gavo šikna, todėl kad jisai nepardavinėja jokiom parduotuvėm. Tai yra tam tikrą kiekį išpardavims, jisai paskelbė datą minutę dieną ir va tuo momentu yra parduodam tie spinningai. Spėjai paspausti kažko, užsisakyti spėjai. Taigi, faktas, kad kai žinom žmogus pradėt gaminti savo tokią tipažą spinningus, Japonijoje, nupirkti juos yra praktiškai neįmanom. Tada jau kreipiuosi bičiulį Andrių Adumavičių iš Kupiškio, kuris būtent man juos ir padėjo nusipirkti. Pirmieji kartai ir jam nesisekė, nereikia apsigauti, tikrai ten nėra lengvas dalykas, ten, kaip sakyti, tarp primygtuko, tik spėjai per to milisekundės paspausti tavo spinningas, nespėjai, jau ką darys. Gal dabar truputėlį bus kiek tai lengviau. Žodžiu, parvežė kastingin, su juo gerai nudavė, patika, labai patika, nemeluos, bet sako, apie jį pasakojams bus vasaro, nes norėčiau daugiau sukaupti medžiagos kaip žuvų traukiniai ir panašiai, didesnis žuvis neįpuola tokios tikrai rimtesnis, kad jį palankstytų, tai noriu truputėlį dar ekstra medžiagos parengti, kaip jau ne vien žinot, argi taip pat. Aš nesu linkęs į tai, kad pasiimi spinningo papurtė ir sakė, va tas spinningas, oi, jum toks šitas, oi, koks gerus. Ne, aš noriu labai ištestuoti, stipri, skirtingom sąlygom, skirtingai svalai, skirtingom rytėm ir tada, kad galėčiau tai padaryti, užtrunk labai ilgo laiko tarpo. Bet tada apibūdiniams ir įsivaizdavimams spinningai yra, labai artioms tam, kas realybė yra. Tai su kastinginiu paliksim taip ir tada kažkaip Andrius sako, yra galimybė šito užsakyti, sako, jamam ir parvežė, nes man tik buvo idėja, žiūrint į jį, kad jisai, sakykim taip, toks man galimai upiai pavasarį, kai aš gaudau labai mažas, ne labai mažas, bet sakykim mažas silikoninis masaliukas šapalui mekniai. Ir kad galbūt jisai galės pakonkuruoti su mano Crazy Fishu iki 2,5 gramą senesnių modelių, Nano Hit. Ir šitoj vietoj iš karto užbėgdam su žakiu, galiu pasakyti, kad niekaip nesuėjo. Pirmasis šapaliuks apie 800 gramų, kai užlankstė jį, supratau, kad čia niekaip nepais šitą teoriją. Tai iš upės iš karto persikėlom į stovint vandenį, užtvankėls. Ir va šičia ves mūsų tie eksperimentai ir prasidėjo. Pirmą dalyką iš karto tokius apie techninių, sakykime, ir galbūt problemins vietas, kai atėjo, iš karto iškyla problem su tulp. Tulpė buvo pažeis, čia jau gamykliškai greičiausiai, ar iš gamyklos, sakykime, kas gamin žiedus, arba buvo, sakykime, jau surinkimo metu kažkoks pažeidims. Tulpės taip nepažeis ir kitos keramikos argi taip paprastai nepažeis. Valo pravėrio iš karto pirmom žvejybom, iš karto trūkimai prasidėjo, iš karto atrado, nufotografavo, Andriui nusiunčia. Andrius sako, ką darys, keičiam, jeigu nusiūsim į Japoniją, kadangi reikia pripažinti, kad čia tikrai ne Japonijoje surinkinėjom spinningėlis, greičiausiai galbūt tos pačios gamyklos, kur jie bugarsiai surinkinėjai, gal prieigo žmogus turi. Ne vienas gamintojas tai daro Japonijos ir labai 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 garsus, jeigu ką. Bet tai man, kaip sakyti, nieko neimponuoja, man svarbiausia pačių blankų darbs, įdomums ir panašios savybės. Taigi, žiedelis buvo, tai aš pas bičiulis į Šiaulius nuvežiau, pakeitė tulpę, uždėjo dar laikikę, sakykime, masalam. Ir tai prasidėjo tą spinningėlę gyveniams. Gavas apie koks 5 žvejybs, taip toks standartinis, mažesnis žuvytis ir ten ir nukranta biškelį, užtankytis tokios, kur būtent aš jį ir testavo. Su mažas svoris nekyla nei menkiausia tokia menkiausios problemos, realiai 0,5 gramą.
sakykime, su tuo koteliu pasimėta masaliuks argi viskas tarko. Į mažojo pusę, tai būtent ko ir deklaruoja gamintojas, tikrai viskas labai gražiai suėję, todėl kad spiniongs nėra kiets, jisai tikrai labai toks, kaip aš sako, muselka, turi labai gražų palinkinėjimą ir viršūnė nėra išreikšt, sakykime, kaip čia užplonėt ir paskui jau ta vieta jau stipriai užstiprėt yra, ne, jisai tikrai toks kaip upėtakint, sakyčia, toks kotelis, kai jau kybims, iš karto viskas nurankenos prasideda, žodžiu, vis blanks darbuojas šitoj vietoj. Bet man taip pat iškyla nors išbandyti jį su stambesnis masalas ir truputėlį didesnis svoris. Tie didesnis svoriai, aišku, buvo 3 gramai ir čia viskas, bet masalai buvo apie 3 cols. Savadžgi ir tą Crazy Fish'ą Vibra Worm'ą. Ir va čia toks, kaip čia reikėtų pasakyti, ir pasirodė tas vis situacijos nonsens. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad gamintojas nurodo, kad jisai, būtent tas Pro jau pas jį kaip yra, sakykime, užrašyti XSS 79 ST Pro. Pro tai pagal gamintoją yra profesionaliam vartotojui, kuris gali laviruoti pagal pojūčius, sakykime, spinningą galingumu. Ir jisai to spinningėlį deklaruoja irgi, kad galim užmesti ir sunkesnius masalus truputėlį, ir žinot, pravesti ir panašiai. Taigi aš tą pasekoju, norėjau jį išbandyti būtent į aukštesnį pusę ir dėl to dėjau tuos 3 grams. Galvakablį buvo postambus, sakykime, kabliukai stambus, nes masalai pakankamai didelį buvo. Ir, sako, 2 gal didžiausi buvo Vibra Worms, Crazy Fish'ą. Ir tą pasekoj gavas tą patį sistemą, jinai masyv pati iš savęs. Ruplėtum, sakykime, pačią masalą ir jau tikrai užmesdavo, be kažkokios jau didelės problemos. Bet pratraukiant ir ypatingai pakertant susidūrė su ta problema, kad jam jau galios niekaip nepakanka. Ir va čia ir yra tas moments, kad tas lengvums, jautrums ir delikatums labai aiškiai pasirodo, nes su tokiais gramiukais, su tokiu ilgiu ir tokiu galios išlaikymu, jisai niekaip jau nebesitvarkė. Ir paskutinė žvejyba, kurioje tikrai buvo pagauti didelių ešerių ir kilograminė ir puskilograminė, tokia mano pirmasis variantas krita nelygioj kovoj su tais ešeriukais. Ir sproga 2 vietose. Čia maždaug toj vietoj ir aukščiau truputėlį virš sujungimą. Pakirtimą metu. Pražvejojo viso dieno. Tikrai pas man rytės yra aukšta lygmens, žvejojo su airiti arba su vankušu žvejoju. Vals buvo plons, 0,2, panaudots, gosens, tikrai ne iš tų tvirtųjų, ne saltwateris koks, kur ten nuplėš negali. Tikrai ant savo normalių 5-6 gramų užmetimą spinningėlių aš ją nededu, nes dažnu atveju net naujį nutraukiu. Jisai toks neprognozuojams. Lepus, aš kaip sako. Neblogs, bet lepus. Tai jisai buvo čia uždėtas su ta intencija, kad liauns labai kutelis, kad, sakykime, jeigu jau kažkoks susikabiniams, kad labai lengvai trūktų viskas. Tai žodžiu, buvo ir kitos žuvys traukiamos, tikrai prasisukinėja rytės, viskas ten gražu, gerai, tikrai įdėsiu kadrų, čia jau tik kur tai matysit eigoj. Ir jau turbūt ne viens matyt. Tai kristiškai mąstant, tą lūžimą neturėjo būti. Ir aš traukio, užmetimai buvo tokie, kad pravedinėti reikėjo tolėtai traukį, kad jaustum truputėlį pridugną, prisilietė, dar pridugną. Ir ešeris eidams, jisai, kaip aš sako, įrinėja. Jisai nebuvo tokia, kad sustabdė, smūgiuks ar dar kas nors. Ne, jisai eina ir tu jauti, kad jisai prilinguoja truputėlį net patsai spiniongs, kad jisai jau prilaika to masalo, eina iš paskos, dar vis įsirbinėja. Ir tada tas ateina moments, kai tu jau apsisprendi kirsti, jau dabar yra tikslas kirsti ar dar ne. Ir būtent pakirtinėjo žuvį ir buvo sprūgims. Greičiausiai, mano akim, tas spiniongs bijo greitos akcijos.
būtent tų tokių greitų veiksmų, kai blanks turi sureaguoti labai greitai. Kad ir trumps, toks aštresnis ir jisai šičia nesudirb taip, kaip reikia. Nes po tą lūžimą rado viešoje erdvėje, YouTube'e, būtent argi Japoną vieną įdėtų video, kur jisai lygiai taip pat prie pakrantės matas artimesnį distancijoje, tokie pat pakirtimo darė ir lygiai taip pat sproga panašioj vietoje. Tai reiškia, jam greičia negalim, jam reikia traukė, užkiba su mažesniu kabliuku, mažesniu masalu, tada jam jokių problemų, jisai užlenka, tada jau sudirb būgnelis. Ryte, sakykime, blanks įsijungs su darbinėm savybėm ir tada viskas gerai. Sulūžas spiningėlis, Andrius, kaip nujausdams, pabandys buvo užsakyti vienu kartu, tai jisai man geranoriškai atidavė tų antrų spiningėlių, išsiuntė į, sakykime, taip, garantinius. Iki šiol jie nėra sutvarkyti, aš nesen Andriaus klausiu, sakau, kaip tu galvoji, ar pavyks tai padaryti, jisai sako greičiausiai, kad ne. Vis dėlto čia ta didžioji problema su visais japonų gamintojais, daugom japonų gamintojais, jie su garantiniais labai taip sunkiai darbuojasi, jie labai nenori pripažinti savo kokių tai galbūt nedadirbimų ar panašių dalykų. Galbūt, sakyčiau, kad tai mano klaida, viskas tvarkoj, tai galim būtų deklaruoti, negali žinoti, šviežus spinings, jautrus spinings, lengvus spinings, plonasientis spinings, bet patsai gamintojas savo puslapį rašo, kad su šito spiningėliu jūs galite nuo betoninės sienos užkelti iki 700 gramų, sakykime, svorę žuvį. Tai 700 gramų užkelti su šito spiningėlį ant betoninės sienos, tai patikėkit, čia yra labai didelis svoris. Ir žinant, kad žuvis dar truputėlį ir juda, ir jinai sukuria dar to kitokį svorio momento, tai yra labai daug. Tokiam spiningėliui, jei kas nebandė, ten galingą kotą, pasiemkite 700 gramų ir pabandykite jį pakelti. Tai jūs suvoksit, koks tai didžiulis svoris ir kaip jisai apkrauna spiningo. Tai būtent žiūrėdams į tuos svorių rekomendacinę pobūdžio elementus, galvoju, kad taip neturėjo nutikti. Bet yra kaip yra, tai kas jau galvosit kažko nusipirkti ir panašiai, reikia jau įsivertyti, kad greičiausiai bet kokiom garantijom bus prastai. Bet dar kartą paminėsiu, kad su japonais, faktiškai visais labai panašiai, labai yra sudėtinga dirbti, nes arba jie tada ir pinigų nemažai jam, kiti biškel pakeič, kiti nelabai biškel, žodžiu, nelengva ir labai laiką daug užėm. Tai žodžiu, po visą šitą reikalą jau aišku nebeusiminėjo, kaip sakyti, pornografijai. Pradėjau visą tai daryti su normaliais masalas. Tai apibūdinimu ir galiu pasakyti, kad su šito spiningėliu yra tobals 1-2 gramai užmetimą galvakabelis, kažkoks sistemėlą. Galbūt, sakyčia, jam netenka offsetiniai kabliukai, todėl kad jisai vis tiek tos galios, kai neturi, jam reikia kuo atviresnę kabliuką, arba tai turi būti ploni kirmeliukai, kažkokie masaliukai, labai tikrai ploni geri offsetiniai kabliukai, ten kaip nugalis, varyvas, kokie, jau pasirinkti reikia, bet tikrai labai plonos vielos, kad bet koks biškelį pritraukims, jisai jau pats pasismeigtų ant ją. Ir masaliukai, sakykime, taip iki 2 colių tobulai, viskas kas plon kirmelytės, tai žinokit, su juo viens malonums yra be galo emocingas spinings yra, įsikertų žuveliokui, tai ten emocijų tiek pasikrauni, kad oi, nurankenos viskas lankstas ir didelė ir mažuvytė, tai šitoj vietoj diskusijų net nėra. Nežinau, labai jautars, tobulerinė viršūnė, jinai duoda savo kitokį specifiką, daug jautresins, nedaug jautresins. Jau šiuolaikinės technologijos, net ir figesnios spininguos, leidžia tikrai labai daug viską pajust, tai čia jau nebereik fantazuoti, kad čia yra didžiulis kažkoks šuolis tarp tų pačių technologiškiausių ir tą vidutinę segmentą.
Bet yra tiesiog patys spinningai, kurie vieni geriau jaučia, tai kiti prašiau. Čia yra jau ir surinkimą, ir dervų pasirinkims per pačią spinningą. Šičia yra naudojama magno, būtent klijavimo sistem, kur dervos nėra naudojamos. Negaliu pasakyti ilgalaikiai perspektyvoje, kiek gerai, kiek blogai bus. Jau kai kurios kompanijos tai daro. Tai jisai jau čia didžiuojas, jau, kad tai jau, sakykime taip, Magnum patentuota yra technologija ir jis ją naudoj, bet tikrai spinningėliai labai sausus, labai jautrus, tikrai su savo įdomiam darbiniam savybėm, nes sako, jisai turi tokį gražų išlinkimo, yra, pirminis pralinkims, paskui jau viskas, jisai tiesiog vis iš savęs atidirbiniai, sako, truputėlį panašus į upitakinį spinningo. Tai vat su masalas 1-2 gramai susitvarka labai gerai, turi būti argi, kaip paminėjau, plojant kabliukai. Čia yra vienas argi esminių dalykų, kad jūs traukėt tiesiog labai menkstroms pakirtims ir jisai jau būtų įsmygęs. Po tą žuvis laikioms ir panašus aspektai pas jį ten beprotiškam aukštam lygmenį, vėl dėl to, kad jisai dirb iš visą savo blanką. Medžiagos yra sudėtos aukščiausia lygmens, bet čia yra su to medžiagom toks niuansėlis, kad nėra viskas ten taip paprast, tie skaičiai M40X tikrai labai geras grafits, bet jisai ne visada tenk ir kad jį sudėdyti nereiškia, kad geriau bus. Čia yra sudėt, man patenk būtent tą, sakykime, spinningą dinamik. Apatiniai daly, nežinau iki kurios vietos, yra sudėt 55 angels. Kas nežino, tai kuo aukštesnė būtent tas skaičius, tuo turi didesnį elastingumą. Tai matomai, kadangi skeletoną tipažą rankiant, kad nebūtų kažkokių lūžimų, trūkimų, yra sudėt būtent tą tipažą rankiant. Žiedas Sikhe Titans netrukda, galvoju, kad torzaitai geriau būtų, bet šiuolaikinė Sikhe tikrai be galo geri, o su torzaitais problem yra ta, kad jų faktiškai įmonės negaun ir kurios daro su Sikhas, tas ne Sikhas, atsiprašau, torzaitis, labai turi daug vėlavimų, labai sunku planuoti yra jiem, sakykime, išleidimo spinningų serijų. Tai kažkaip mato tendencijas, kad labai daug kompanijų pradėjo daryti su titanu ir Sikha žiedas, nes tai yra daug paprasčiau, o skirtoms yra labai labai menks, nebent ten išskirtinis atvejais. Tai va, ką dar galvoju apie to spinningėlį papasakoti? Vals tikrai turi būti plons, nes bet koks storesnis valiuks 0,2, tai irgi čia yra, aš manau, storiaus. Ir tas 0,2 turi būti būtent iš tų pačių ploniausių, kas yra rinkoje. Šiam momentui šito vasaro dar bandysiu kitus valus, jau rudenį biškelį apie juos rodžio. Tai labai bus įdomu pasižiūrėti, kaip su jais tvarkiosios. Bet kokiu atveju valo plonums labai įtakoja pačią spinningą darbą, todėl kad jisai turi to tokį, sako, muselkos liaunumą, to tokį plastiškumo, gyvumo, tai kai vals yra stambesnis, jį labai užgolda, užspaudžia, sakykime, ir jūs pravedimą gerą negalit padaryti nieką. Tai šitoj vietoj tikrai rekomendacijos nuoširdžios, kaip galim užplaunint valo ir tą pasiekoja tikrai spinningėlis Čia daugelių spinningų tas liečia, būtent tų ultralaitinių avižadrebę, kad tų valų neuždėti tokią storumą, kaip daugelis žmonių, kad užmet. Tai labai labai neįgiamai veikia. Tai va, ar rekomenduoti čia draugui, kaip sakyti, ar priešui tos spinningėlį? Aš manau, kad jisai už tokius spinningus dar yra proto ribose. Tai visgi nėra ar Graphite Leaders, ar Evergreens, kurie dar tikrai ekstra deda piningėlę. Ir lūžt tikrai labai panašiai. Ir tie yra ne. Sako, su tais lūžimais yra tokia situacija, kad žmonės turi suprasti, kad
Tai, ko daro aš, dažnu atveju yra niekaip nepriimtin. Ir aš tai darau, sako, kad savo įsiaiškėt, kad suprast, ko gamintojas deklaruoja, ar teisybė ar neteisybė. Ir kaip šituo atveju, pavyzdžiui, akivaizdžiai mato, kad tikrai jisai perdėt savo tas galimybės, kad jisai gali tiek daug į aukštojo to pusę, ne, jisai yra netipins, bet tikrai toks ultra light spinningėlis, taip sakyčiau, iki 3 gramų. Svorio užmetime, kaip jau ir minėjau, jisai gal ir nebijo, ta svorio tokia truputėlį didesnė, ten nežinau, iki 6 kokių, 6 gal per daug, 5 gramų užmetimą, bet pasididžiauju, ta problema yra, kad jisai tiesiog patempt negali, pakirst negali ir tai yra beprasmybė jį tokį dėti. Tai būtent iš tą išeinam, kad jau kaip minėjau, 1-2 gramiukai jam, ploni labai kabliukai ir tą paseko jūs dedat masaliukus tokius, galbūt iki 2,5 gramo, ta ne gramą colę, bet tikrai ploni kirmeliukai ten, nežinau, Polarisą trejetuką negali uždėti jam, per stors yra, va tokie dar per pus kažkokie ten slėkiukai, marmaliukai. Tada viskas tvarkoja. O taip, 1-2 gramiukai, ten 1,5 colio iki 2 colių guminuks, tai jam yra tobulai ir ten, sako, kaifuosit bele kaip. Kaip jau minėjau, Evergreens, Graphite Leaders tikrai yra fantastinės kompanijos, bet medžiagos yra naudojamos labai panašios, kaip ir šitą spinningėlę. Problemų argi gali turėti identiškai, bet šitas yra pigesnis. Ir taip, sakykime, nemažai. Gal kaip kas gauna iš kai kur. Kainų nenoriu minėti, nes aš gaunu už 1 kainą, sakykime, galbūt jums teks pirkti už 4, paskui, nežinau, pykčiai prasidės, kad kodėl aš nerandu už tokio kaino, neteisingai nurodėt. Tai žodžiu, bet šitas spinningėlis turi, sako, labai įdomių akcijų. Tai viena iš įdomiausių akcijų, kurias aš esu sutikęs tokiam tipaž. Taip, Evergreens vienas yra toks panašus, argi iš tų visai tokių laibučių kotelių, bet šitas tikrai toks, sako, truputėlį muselko man užneš be galo įdoms blanka darbs, kas ir sužavėja. Tai sakyčiau, kaip už tokio kaino jūs galite pasižiūrėti. Jeigu, kaip čia pasakyti, galėčiau palyginti truputėlį su naujaisiais Crazy Fish išėjusiais spinningais, tai iš karto galiu pasakyti, tai yra totaliai skirtinga tipaža spinningai, visiškai, niekaip nesusiję vien su kiotais. Crazy Fish yra su solidinėm viršūnėlėm, kur solidinėm viršūnėlė yra labai aiškiai išreikšt, kad pačius mažiausius ten svorius, sakykime, išdirbinėti, apatinė dalis, netipiškai, sakykime, bet stipresnė yra pas Crazy Fisho, kad žuvį suvaldyti, jie vis tiek išeina iš tos mūsų žvejybinės bazės, žuvų bazės, kur mes žvejojam. Ir tą pasekoj, sakykime, jie daugiau taikasi to žuvų, žino maždaug tas sąlygas. Būtent sakykime, japonų kuriais, jisai labiau žiūri į savo žuvų. Tai priekrantės visokios, ant betono žvejybos, deklaruoja, kad galim ir upėtakiuko to pažiūrėti, bet pas juos tie upėtakiukai būtent, kur jie žvejo, yra labai maži. Tai žinot, jam susitvarkyti ten su tokiu sprendinuku tikrai spinningėliui nėra problemų. Bet jau mūsų upės ten šapalioks, dar kas nors, tai jau čia mirtis tam koteliui, jau ten suvaldyti, nežinau, turėtų atvirą akvatorijai būti, be niekur, tad pasivazydams ten kažkaip ištrauksi jį. Kitu atveju jau liūdesys totals, jau jokio forsavimą, kažkur pristabdymą jūs neturėt ni mažiausią šansą. Tai jisai tokia stovinčia vandenuką, sakykime, kotelis yra. Ant liežuvė dabar kažkas buvo, norėjau pasakyti ir taip rupužiuks ir pasimiršo. Ok, gal prisiminsiu. Ryts naudoju 2, Daivo, Airitį 2000 ir naudoju Vankušo 2000. Abi dvi rytis be galo tonk su šito, tiek vizualiai atitonk, sakykime, tai ko matom. Estetinto vaizdo man estetins, kaip visada, labai priširdis yra dalykas, nes
tai duoda irgi emocijų, tiek nuotraukose, tiek pačiam žvejojant. Tai galim gal kai kuriais atvejais 1000 sritį uždėti, bet aš visgi už 2000. Gamintojas pas savį nurodo praktiškai visada Abu Garcia ir aš matau, kad rankenėlės truputėlį užsukimai yra kiek gal arčiau Abu Garcijai padaryti, bet po kurią laiką naudojimą man gerai susistovėjo, jau nebėra jokių išsikišimų, užsiveržims gražiai gaunas, tai labai džiugina irgi, nes labai nepatenka čia skylais būnt kokios, tai nedasystok šaibos ir panašiai. Tai žodžiu, estetiškai kotelis tikrai labai neblogai atrodo. Tai va, manau, kad pasakojimo baiginės. Ačiū, kurie žiūrėjot. Jeigu iškels klausimų, būtent rašykit komentaruose po YouTube tiek Facebook paskyroj. Galbūt kokiu nors pats idėjų dar turit, pastabų dėl visą šitą reikalą, tokių spiningėlių. Gal kas nors jau esat įsigiję, tikrai tai yra pakankamai retas egzempliorius ir, sakykime, jį nėra taip lengva rasti, kur tai mūsų žemėje, greičiausiai ir nelabai kas ir turi, bet jei kas turi, mielų norų atsišaukit, man įdomu bus padiskutuoti, pasižiūrėti, ko tas grožis atnešė jūsų gyvenimo, ar dalint skausmo kaip pas mane, ar ir buvo viskas ramiau praėję, kaip sakyti. Nebuvo tiek skausmo, kiek pas man. Bet kokiu atveju, bičiuliai, rašykit, komentuokit, gal ką nors dar įdomos esat atradę, o galbūt norit, kad papasakočiau apie kuriuos tai savo turiams spiniongs, kuriuos jau esat matę mano arsenal, kad galėčiau nupasakoti truputėlį plačiau apie juos ir jų būtent funkcionalumo. Ir galbūt kas nors galėtų apsispręsti, ar jiem jų reikia naujajam sezonui. Dabar, bičiuliai, atsisveikint su jum, ačiū, kad esat ir, kaip sakyt, ruošiamės toliau vasaros sezonui. Iki, bičiuliai. Atitrūkam poliarisą šitas. Vėl toks 35. Draugelė.